Kada mūsų krovimo stotelė išsaugota, kada duomenų centras prijungtas, galima sukurti pirmą žemėlapį. Taigi, programėlės apačioje spaudžiam Create Map. Robotas parašo, ko negali būti zonai, augintiniai, kamuoliai, bet kokie palikti daiktai iš esmės. Taip pat negalima nutolti nuo roboto per tam tikrą atstumą, šiuo atveju rekomenduojama 3 metrai, ir žolė iš esmės turi būti nupjauta. Tai nėra šienapjojo, tai yra žolės priežiūros robotas, reikia nusipjauti žolę prieš pradant eksploatuoti robotą. Visos sąlygos, kada yra vykdytos, spaudžiam Next. Ir kada mes paspausim Start, tai daro tik pirmą kartą robotas, išvažiuos iš krovimo stotelės metrą ir nuo tada mes galėsim jį pradėti valdyti. Taigi spaudžiam Start. Įspėja, kad bus pajudėjęs 1 metrą, patvirtinam. Robotas nuvažiuoja nuo krovimo stotelės. Ir dabar mes galim apibrėžti būtent ribas, kur jisai dirbs. Taigi spaudžiam sekantis, spaudžiam, jeigu reikia Start. Kada paspausim Start, nuo tada robotas ir pradės darbą. Taigi, pirmiausia, mes galim nusivaryti iki zonos krašto. Važiuojam kažkur tai. Tada paspaudžiam Start ir nuo šio paspaudimo mes jau pradėsim žymėti zoną. Čia matote ekrane, kad jisai rodo, kaip tas daroma. Tiesiog patvirtinam, tai yra priminimas. Ir nuo šiol, būtent su valdiklio pagalba, mes galim apeiti visą teritoriją. Taigi, spaudžiam pirmin ir važiuojam neskubėdami. Kaip nuvažiuosit per šitą zoną, taip robotas ir judės ateityje. Kaip matot, jisai piešia liniją ir matos geltoną punktyrinę liniją. Punktyrinė linija leidžia uždaryti paskutinę kraštinę, nevažiuojant fiziškai su robotu per tą vietą. Tai jeigu turit labai lygias linijas, tarkim tvora, kelias lygus ar panašiai, galite sutaupyti šiek tiek laiko būtent paskutinę kraštinę tokiu būdu nubrėždami. Stebėkit, kad neprapultų jūsų linija brėžiama, nes jeigu robotas tam tikrose vietose praranda GPS signalą, jisai gali nebežymėti. Tiesiog reikės grįžti tą vietą ir tęsti žymėjimą. Jeigu norit matyti robotą visą laiką, tiesiog paspauskite ant taikinio mygtuko ir mes visą laiką centre matysim judantį robotą. Taigi važiuojam tam tikrą zoną. Aš labai nesistengiu, čia nebus tiesu. Mums reikia pažiūrėti principą, kaip jis tą darbą padaro. Padarysim nedidelę zoną. Iš jos padarysim kelią ir padarysim vieną kliūtį. Tai bus labai paprastas laukelis, nuo kurio galima pradėti mokytis. Jeigu nori tiksliau valdyti robotą, pirštą galite pakelti labai aukštai ir per ekraną judint, ir taip jisai labai tiksliai mažą kampą daro. Tokia instrukcija nerasit parašyta, bet tai yra patarimas nuo manęs. Taigi važiuojam iki beveik taško. Iki pat taško mes nevažiuosim. Kada matom, kad mūsų laukas baigės, tiesiog spaudžiam Next. Mes sudarėm pirmą savo darbo zoną. Dabar reikia aprašyti tos zonos nustatymus. Spaudžiam ant geltono sekantis. Viršuje pasirenkam, kaip mes vengsim kliūčių. Spaudžiam. Jeigu naudosim kameras, pasirenkam šitą geltoną varnelę. Moderate bypass yra vidutinis kliūčių vengimas. Sense yra labai jautrus, jisai paliks didesnius atstumus iki kliūčių. Gentle contact, kliūtis jisai atsirems privažiavęs. Jeigu naudosit viziją, tai jisai prieš atsirendamas sulėtins greitį. Jeigu vizijos nenaudosit, jisai gali gan stipriai trenktis tą naują kliūtį. Pasirenkam reikalingą kliūčių vengimą, spaudžiam Done. Boundary Obstacle Avoidance reiškia, kad jisai žiūrės į kliūtį esančią šalia. Tai yra tvoros, stulpai ir panašiai. Dažniausiai šitas yra išjungiama. Čia yra pjūvimo aukštis. Gražiai pjauna nuo 5,1 cm ir žemiau. Jeigu jūsų žolė didžiulė, galite jungti Target Gate, tada jisai per 5 kartus pasieks reikiamą aukštį, vis žemindamas pjūvimo aukštį, bet nepadarydamas šieno.
Paprastai tas nenaudojama, bet jeigu vis tik tai patingėt nusipjauti žolę, galit naudoti šią funkciją, bet jisai 5 kartus turės važiuoti. Čia pasirenkam pjovimo būdą. Tai yra lygiagretus, spiralinis, čia yra šachmatais, čia yra deimantas. Šachmatus pamatysit tik tai po antro pjovimo. Jisai važiuos išilgai, paskui važiuos statmenai. Deimantas važiuos išilgai ir tada darys posūkius kas 60 laipsnių. Tai yra gražiausias pjovimo būdas. Adaptyvas reiškia, kad jisai prisitaikys prie sudėtingo lauko pats, taip jisai taupys jūsų laiką ir galės daugiau darbo padaryti. Čia galim uždėti etiketę, kokiam lauke šis objektas yra. Pasirenkam žoliapjovę ir einam į pažengusių nustatymus. Čia mes galim pasirinkti, kaip jisai suksis. Smart Turn yra sukimasis per 3 kartus. Taip jisai mažiausiai gadina veją, bet be abejo ilgiau užtrunka. U posūkis yra naudojamas, kada veja yra kietų pagrindų, netokia lepi, jisai žymiai greičiau sukas. Nulinis posūkis naudojamas žiemą, kada jisai naudoja sniego pūstuvą. Žolės to geriau nenaudokit, nes tikrai sugadins žolę. Čia galima pasirinkti, kiek jisai perdengs kiekvieną pjovimą. Kada neperdengiam visiškai, tai jisai nupjaus daugiausiai. Jeigu norit perdengti, galima pasirinkti. Tarkim, jeigu yra prastas signalas, gali būti, kad jums reikės pasirinkti kažkurį tai perdengimą. Model Gap reiškia, kiek stipriai jisai laikys pjaunamą pakeltą. Jeigu yra labai nelygus paviršius, galima pasirinkti Tight, tada įtemps spyruoklės ir jisai praskris, galima sakyti, per tas nelygias vietas, bet gali būti, kad jūsų paviršius pjaunamas atrodys šiek tiek banguotas. Jeigu veja yra lygi, pasirenkam Loose ir tada jisai visiškai kopijuoja paviršių, arčiausiai nupjaus, kaip tai galėtų. Čia yra kampas, kokiu kampu robotas pjaus. Jisai standartiškai pasirenka optimaliausią kampą, bet jeigu turit vietas, tarkim labai siauras ilgas laukas, geriau pasirinkti, kad jisai pjautų visiškai išilgai. Tiesiog galit pasirinkti tam tikrą kampą ir paskui pasižiūrėti per preview, čia yra pačioj preview, kaip jisai atrodys tas jūsų pjovimas lauke. Čia klausia, ar reikia pjauti apie nevažiavimo zonas. Pasirenkam. Ir tada atsiranda nustatymai, kaip mes elgsimės. Pirmiausia, jisai klausia, ar pirmiausia pjaus visą zoną, area first, arba pirmiausia važiuos apie nevažiavimo zoną. Patarimas pirmiausia pjauti zoną, nes jeigu važinės link nepjovimo zonų, tai jisai išvažinės žolę dar ją nenupjauti. Perimeter moving laps reiškia, kiek kartų jisai važiuos apie perimetrą. Kada robotas padaro visą lauką, jisai važiuoja apie perimetrą keletą kartų. Kartais užtenka 2, kartais reikia 3, priklausys nuo jūsų lauko. 3 naudoja labai retai. Reduce boundary galima uždėti, kad jisai šiek tiek į vidų įvažiuotų, tam, kad nemintų visų kraštelių. Naudojama retai, bet tam tikrais atvejais, jeigu nesat tikri dėl savo žemėlapio tiesumo, galima šiek tiek įtraukti į vidų, kad robotas nemintų ant pačių kraštų. Extend working zone galima šiek tiek išnešti į lauką, bent jau anksčiau šitą funkciją neveikia. Kada viską nustatom, spaudžiam varnelę ir mūsų laukas yra sukurtas. Dabar mūsų laukas yra kažkur, o stotelė yra kitoje vietoje. Formaliai robotas nežino, kaip patekti iš krovimo stotelės į lauką. Jam reikia sukurti kelią. Kelias vadinamas pathway, tai spaudžiam create pathway ir mums reikia nupiešti kelią į krovimo stotelę. Spaudžiam sekantis. Paprasčiausias būdas kelią padaryti yra pirmiausia užvažiuoti ant krovimo stotelės atbulom su robotu, kurisai jau gali krautis. Tada spaudžiam Start. Rodo, kaip mums reikia nuvažiuoti arba iš krovimo stotelės į zoną, arba iš zonos į stotelę. Šiuo atveju mes darysime atvirkščiai. Spaudžiam varnelę ir tiesiog su valdikliu važiuojam iki zonos. Stenkitės į priekį važiuoti bent porą metrų nesisukinėdami, nes būtent taip robotas įvažinės į zoną. Kada atsiras Next, reiškia, kad mūsų kelias yra padarytas. Spaudžiam Next. Ir dabar tiesiog aprašom to kelio nustatymus. Spaudžiam sekantis. Pirmiausia klausia, ar mes jungsim peilį. Jeigu jūs važiuojat per tą pačią žolę kažkur toli, peilį galite įsijungti. Jeigu jūs važiuojat per kažkokią tai skaldą, tada peilį išsijunkit. Per skaldą važiuojant pakelkit peilius iki viršaus, šiuo atveju 10 cm 20.
Jeigu važiuosit į zoną, kur tarkim pėjimo aukštis yra 5,1 cm, padarykit tą patį aukštį ir čia, tada robotui nereikės gaišt laiko su aukščio pakeitimu. Galima pasirinkti, kaip greitai sujudės iki tos vietos. Galima padaryti, kad jis labai greitai važiuotų, taip sutaupysit laiko. Šiuo atveju pasirenkam vidutinį greitį ir galim pasirinkti, ar jisai žiūrės į kliūtis ar nežiūrės. Jeigu jūsų zonai, kur jisai važiuoja, parkuojas, tarkim, automobiliai, geriau pasirinkit šitą varnelę. Jeigu žinot, kad ten automobilių niekad nebus, geriau išjungti, tada jisai be reikalo nesidarys į šonus. Kada viskas aprašyta, spaudžiam varnelę. Taigi, mes turim lauką, mes turim kelią, kaip robotui grįžti iki stotelės. Mes dabar galim pakeisti žemėlapyje kažką. Einam į Go to Modify Map. Ir kaip matot, turiu aš žemėlapį. Čia yra seno roboto žemėlapio zona. Ir mes turim štai čia mūsų naują lauką ir robotuką, kuris yra išvažiavęs iš krovimo stotelės. Ką mes galim padaryti? Jeigu mes norim redaguoti žemėlapį, spaudžiam Edit Map. Ir dabar mes čia galim redaguoti zonas, kelius, nevažiavimo zonas, kurt akligatvius. Kairiai pusėje yra zonos, šiuo atveju tik tai viena zona. Keliai yra mūsų vienas kelias, mes juos galim pakeisti. Ant 3 taškų paspaudus mes galim pasižiūrėti, kad mes galim sukurti, tiksliau redaguoti šiuo atveju kairiai pusėje nevažiavimo zoną, pakeisti krovimo stotelės vietą, sukurti akligatvį arba padaryti No Vision Zone, tai reiškia, kad toj vietoj robotas nenaudos kamerų. Jeigu norim sukurti kažką naujo, spaudžiam pliusą ir mes sukursim dabar nevažiavimo zoną. Spaudžiam No Go Zone, mes galim arba ją nusipiešti, draw, ar mes galim naudoti šablonus. Tai grįžtam, pasirenkam plius, No Go Zone, draw ir kada nuvažiuosim iki vietos, taigi važiuojam iki savo zonos, kol nenuvažiuosit, nespauskit startą. Jeigu norit matyti, kur jūsų robotas, spauskit taikinį. Prie nevažiavimo zonas privažiuokit taip, kad antenos būtų vienoj linijai su nevažiavimo zona. Kada esam prie kliūties, spaudžiam Start. Ir dabar labai lėtai su valdiklio pagalba galim apvažiuoti apie visą nevažiavimo zoną, neskubėti. Stenkitės, kad vikšrai nesuktų atgal. Taigi, labai lėtai apvažiuojam apie nevažiavimo zoną. Ir labai svarbu įtaikyti tą pačią vietą, kur pradėjom tą nevažiavimo zoną. Tam, kad matytumėt, spaudžiam taikinuką ir matot, roboto nosis jau beveik liečias su pradžia. Taigi pradžia turi papulti tarp tų dviejų geltonų ausyčių. Pavažiuojam dar šiek tiek. Ir kada atsiranda Next, mes galim užbaigti savo nevažiavimo zoną. Spaudžiam Next ir ta nevažiavimo zona yra išsaugoma mūsų lauke. Jeigu paspausim taikinuką, vėlgi matom, kur mūsų robotas stovi. Kada visą redagavimą pasidarom, spaudžiam Exit Edit. Kada mūsų kiemas yra sutvarkytas, mes galim paspausti trikampiuką pačioje, spaudžiam trikampį ir dabar matot, nėra jokių planų. Kas yra planas? Planas tai yra zonų, akligatvių seka, ką robotas turi atlikti. Taigi spaudžiam pliusą, pasirenkam pirmą savo zoną ir patvirtinam. Ir galim pavadinti kaip norit, pasivadinkit, kad atsimintumėt. Laukas 1. Ir paspaudžiam varnelę. Ir dabar mes jų planų sąraše matom laukas 1. Jeigu turit vieną zoną ir vieną lauką, atrodo, kad yra dubliavimas. Jeigu turit daug zonų, kurias reikia atlikti per vieną darbą, tai yra aktualu, nes tas planas naudoja grafikus. Šiuo atveju spaudžiam Shadow, spaudžiam Plus,
pasirenkam, kuriom savaitės dienom robotas dirbs, kada jisai pasileis ir kada jisai sustabdys darbus. Taigi, tarkim, mes paleidžiam 10 valandą ir sustabdom mes, pavyzdžiui, 20:30, pasirenkam planą, laukas 1, kai atsimenat, zona 1 yra tik tai laukas 1 yra mūsų planas. Spaudžiam varnelę, pasirenkam, kaip jis dirbs, ar kiekvieną dieną ar kartuojant, mes tiesiog pasirenkam kartuojant savaitės dienom. Ir dabar naujai atsirado klausimas, kada jisai grįž. Jeigu pasirinksim at set time, šiuo atveju, tai nesvarbu, kiek darbo jisai bus padaręs, jisai būtent tuo metu grįž į krovimo stotelę. Jeigu jisai nebūtų padaręs darbą ir pasirinktume after completion, tada jisai važiuos į stotelę tada, kada pabaigs darbus. Taigi, kada viską mes susitvarkėm, spaudžiam varnelę ir dabar būtent tom savaitės dienom nuo 10 iki 20:30 robotas dirbs. Mums daugiau daryti nieko nebereikės. Be abejo, mes galim paleisti tą planą per trikampiuką ir paspaudę šį trikampį robotas pradės darbus. Arba galim laukti, kol ateis laikas grafikui, kada jisai pradės darbą.